Tai kitas šitas yra nusidėvėjimas. Čia jums reikėtų surašyti visus turimus įrenginius, kurie yra susiję su jūsų prekės ar paslaugos teikimu, pardavimu. Tai vienas iš tokių tikrai bus kompiuteris, kur jūs įrašot turto. Padidinsiu aš jums truputį. Įrašot pavadinimą, už kiek pirkot, kokia būtų likutinė vertė, kiek naudojate, koks naudojimosi laikotarpis. Šitos sumos apsiskaičiuoja automatiškai. Tada reikėtų įrašyti, kiek naudojate dienų per mėnesį ir kiek darbo valandų skiriate su šiuo įrenginiu per vieną darbo dieną. Tai jeigu čia yra 1500, naudojimo laikotarpis, tarkim, 5 metai ir aš dirbu, tarkim, 15 darbo dienų, matote, sumos keičiasi ir dirbu po 12 valandų per dieną. Tai va čia būtų įrenginio valandinė nusidėvėjimo suma. O čia būtų dienos nusidėvėjimo suma. Tai labai priklauso, kokiam produktui ar paslaugai jūs skaičiuojate savikainą ir pagal tai arba vieną arba kitą sumą galite imti. Jeigu jums reikia pusvalandžio nusidėvėjimo sumos, nes jūsų paslauga, tarkim, yra atliekama per pusvalandį, tai jūs, aišku, kad valandinės nusidėvėjimo sąnaudas dalinate iš 2. Tai yra labai toks paprastas loginis sprendimas. Kita vieta savikainos skaičiuoklė yra, pavyzdžiui, su, tarkim, marketingo išlaidom, marketingo ar reklamos kampanijom, kur negalime konkrečiai vienam produktui priskirti, kiek tenka kaštų. Nes, tarkim, marketingo kampaniją mes naudojame visam verslui. Arba mokame už marketingo kaštus ir panašiai. Todėl šiuo atveju, kai išlaidas, kurių negalim išskaičiuoti konkrečiam produktui, mes remiamės pardavimų analizės duomenimis. Ką reikėtų čia padaryti? Tai čia pas jūs atsiras jau pardavimų pavadinimai. Todėl jūs turite susirašyti, kiek iš kiekvieno produkto uždirbote ir kiek vienetų pardavėte. Pavyzdžiui, turite produktą testas ir jūs pardavėte 100 vienetų po 5 eurus. Tokiu atveju čia, šitoj vietoje jūs rašote kiekį, vėlgi aš jums padidinsiu, šitoj vietoje rašote kiekį, o čia rašote, kiek suprekiavote. Tai jeigu 100 vienetų parduota ir pardavėte visus po 5 eurus, tai iš šito produkto pardavimų uždirbote 500 eurų. Čia nereikia rašyti kainos, čia reikia rašyti visą sumą, kiek jūs uždirbote pardavę šių produktų. Ir kai surašysite taip kuo daugiau mėnesių ir realiai kiekvieną mėnesį jūs turėsite pildyti šios duomenis, šitoje vietoje čia atsiras, kiek procentų kiekvienas produktas turėjo įtakos visiems pardavimams. Dabar aš įvesiu dar kelis, tarkim, čia įveskim 200 eurų, čia 580, paimkim čia 12 laibūnų, o čia kokį 40. Tai čia tik įvedu duomenis, kuriuos naudoju pavyzdžiui, o jūs turite, aišku, susivesti faktinius duomenis. Iš pardavimo ataskaitos jūs taip pat galite matyti ir kurių produktų buvo parduota daugiausiai vienetais, kurie produktai suprekiavo jums didžiausią sumą ir kokią dalį pajamose arba visuose pardavimuose daro kiekvieno produkto suprekiauto suma. Ir šituo atveju, pavyzdžiui, už Reels montavimą jūs mokate 100 eurų kažkokiam žmogui per mėnesį. Ir šitie kaštai yra skirti visiems produktams, o ne vienam konkrečiam. Tai čia įrašote tą sumą, kokią per mėnesį jūs sumokate už tam tikrą paslaugą, gali būti ir buhalterinės paslaugos, čia ir nusidėvėjimą galite išskirti atskirai, ir transporto, tai spaudžiate Enter ir jūs gaunate, kiek vienam produktui, pavyzdžiui, šitam testui, kiekvienam produktui tenka Reels montavimo kaštų per mėnesį. Faktas, kad šitie kaštai gali skirtis, todėl jeigu jūsų Reels montavimo kaštai sausį buvo 20 eurų, vasarį buvo 100 eurų, o
kovą buvo 50 eurų. Tai 20 plus 100 plus 50 gaunasi 170 eurų. Šitą sumą reikėtų padalinti iš 3 ir mes gausim vidutinę sumą, kiek mums kainuoja Reels montavimas per mėnesį. Čia reikėtų įsirašyti tą vidurkį. Jeigu jūs čia įsirašysit tą vidurkį, čia susivesit pardavimų duomenis, jūs turėsit aiškesnę sumą, kiek turite įtraukti į savikainą. Todėl Reels montavimas, tarkim, 39 centai, jūs keliaujate čia ir įsivedate, kad mokate, na, gal čia turėtų būti prie netiesioginių išlaidų. Yra nesvarbu, kur jas įrašysite, svarbiausia yra įrašyti, visa eiga yra tam, kad jūs nepraleistumėte nieko, tai įrašysite, kad Reels montavimas ir čia įrašysite, kiek ten sakėme, 39 centai. Ir čia įrašote 39 centus. Va taip veikia pardavimų analizės skaičiavimas pagal mėnesio vidutinius kaštus. Ir dar vienas dalykas, ką noriu parodyti. Dabar vėlgi aš įvesiu tiesiog bet kokius skaičius, bet čia įveskim kokį 25 eurus. Kai jūs susivesit šitos duomenis, va čia jūs galėsite matyti, na, yra tokia lentelė. Tai yra vieneto savikaina. Tiesa, bendra savikaina, jeigu jums neišeina išskaičiuoti vienam produktui tam tikrų medžiagų, gal jūs per mėnesį pagaminat 100x produktų, todėl čia skaičiuoti jums būtų paprasčiau, tarkim, medžiagas ir visą kitą 100 vienetų. Tai čia galite pakeisti, kad 2 produktam, pavyzdžiui, skaičiuojate, na, nes tiesiog eina galbūt kažkoks paketas, ar jums tiesiog taip yra patogiau, savime aišku, tam tikrus kaštus irgi turite skaičiuoti, nenusidėjome, bet šitos, kur 39 centus mes paskaičiavom 2 vienetams, tai reikėtų šitą sumą dauginti iš 2, tai čia galite pakeisti šitą ir bendrą savikainą skaičiuoja va tiems vienetams, kiek jūs iš viso įvedėt, o vieneto savikaina tada jau yra dalinama iš tiek vienetų, kiek pardavėt. Čia turėsit vienetų savikainą. Bet dar vienas momentas, ką aš noriu jums parodyti, tai yra skirstomos tiesioginės, netiesioginės, kintamos ir pastovios ir kitos išlaidos ir yra tam tikros dalys. Čia yra procentai, kokia dalis savikainoje užima tam tikrą kategoriją išlaidų. Ir kai jums reikės pradėti galvoti, kaip sumažinti savikainą, tai čia ir reikėtų pradėti nuo tos dalies, kuri turi didžiausią dalį visoje savikainoje. Toliau papasakosiu apie kainodarą ir nuolaidas.